jūs čia darote? Bet žinau, kad kokį žmogų turim gerą, O kas toksai, koks vardas? Anicetas, buvęs Respublikos žurnalistas, 20 metų. Ne tas, kur Rambyną leido. Taip. Tai ką, tai statymų nežinai, filmuoti apsauginį negali. O Dieve. Aš pagalvoju, kad viešo vietoj filmuoji. Siaubas. Šitau nežiūrėjai, Korbatė nieko nesakyk, aš užtuosiu. Tokių parašais mes čia surinkom 275 bendruomenių parašų su antspaudais. Tai yra organizacijų, kurie atstovauja faktiškai visai Žemaitijai. Ir mes tariam kategorišką ne skalūnų dujų planams vykdyti skalūnų dujų gavybą ir žvalgybą. Nes reikalauja premjero apsigalvoti. Tai tiesiog mes žinom tą informaciją, suprantam ir kaimo žmonės labai puikiai supranta, nepaisant to, kad vykdoma klaidinanti propaganda, kad tai yra pavojinga ir tai grėsia viso Žemaitijos, tai yra 1/4 Lietuvos sunaikinimai. Kada bus sunaikintas geriamas vanduo, kada bus sunaikintos marios, Baltijos jūros dalis. Inžinerija, UNESCO paveldas. Čia jau pavaldas, bet gyvenas školas. Labai ačiū, tikrai manęs neįtikinėkite, aš ir savo turiu nuomonę. O reikėtų Mes suprantat, nu kaip, nu ką. O kokia jūsų nuomonė? Šiuo atveju, žinot, Pilietinė. pilietinė, tai žinot, kaip pilietinė, reikia pirmiausia pasidėti, ar tai šis tą užsiimu. Bet čia yra mano asmeninė nuomonė, kad aš kažkaip neatrodžiu, kad ten daug dėl to, kaip darsytis. Ja, bet aš premjerės dokumentą paimsiu, aš idėją tik daug įsigaliojimus turiu, aš esu tik tai premjero padėjėjas ir nieko daugiau. Čia jau radau. O galbūt gali tada skirti 15 minučių apsitarti, nes jeigu aš kiek matau, jūs neturite irgi pozicijos ar vertę. 15 minučių. Nes mes čia dabar stovim koridoriui, žmonės 275 bendruomenės atstovauja, čia ne 3 žmonių pasisitikimas. Blogiausia, kad tai, žinot, nėra visi tie žmonės, kurie išmano tos laikus, kurie dalyvauja sprendimuose, išvažiavę kaip tik į Klaipėdą. Bet jūs tai galite priimti. Kaip patarėjas? Bet aš jau sakau, mano sfera visiškai netokia. Čia Aš kaip išeinu tik tai, kad atlikti vos ne... Žiūrėkit, jūs esate padėjėjas, turbūt, ar patarėjas. Padėjėjas. Padėjėjas. Mes galėtume padėti jums, o jūs šitą galėtumėt perduoti savo viršininkui, tai yra ministrui. Tai ką aš galiu? Jo, premjerui. Galėtume tai padaryti. Mes padėti. Mes norim jam padėti. Bet kadangi jo nėra, mes jums pasakysim, o jūs perduosit. O jūs su Chevron atstovais taip pat kalidoriuose kalbatės? Aš žinau, aš jų akyse nesu matęs. Ai, nesat matę. Bet tai Tiesiog šitą kreipimąsi paskatino neaiški premjero pozicija. Tiesiog ir mes iš premjero, jeigu jūs galite perduokit, Premjeras pažadėjo, kad išklausys, o po to paneigė visą Naujas premjeras pasakė, aš be žmonių leidimo nieko nedarysiu. Čia buvo 26 vasario. Ir aikštė Aš atsimenu, kad pasakė tai ir šitą ir... Aš manau, kad aš irgi lygiai taip pat galvočiau ir tą patį sakyčiau, kad žmonių nuomonė yra svarbiausia. Daug, bet matot, suprantu, vis kartais įvedinėjama, kad valstybėje reikia daugiau negu ko nors vieno reiškėsi gyvenimo. Tie, kurie priima sprendimus, turi vis tiek būti susipažinę su mokslininkų tyrimais, o mokslininkų tyrimai yra vienareikšmiški. Tai tie darbai veda prie neišvengiamos katastrofos. O jeigu ministerijai trūksta pinigų, mes galim pafinansuoti ir nusivežti juos į Ekvadorą ir parodyti, kaip viskas vyksta. Ir kokias pasiekmes? Tikrai. Kodėl? Ne, aš į Pensilvaniją. Aš paremti, jeigu reikės. Aš kadaise, aš jau 20 metų, prieš tai dirbau su Šleževičium, tada mes Remulsiją, iš Venezuelos nuvažiavom pasižiūrėti, kaip jie ten viską gauna ir visai ten kaip geriau, nekeista, atrodo, tokia valstybė ir biedna, bet jie viską padarė. Aš manau, kaip čia. Pas mus net kontrolė nesupata, įstatymai nepavyks, jos nėra.
Man biškai keista tokia mūsų mokslininkų pozicija, kodėl jie taip irgi a priori iš karto pasakė. Antram Pirmas punkte punktas galima aiškiai žvalgyti parašyta. Antram punkte yra aiškiai parašyta. Visos grėsmės išdėstytos. Ar jūs matėte antrą mokslininkų punktą? Yra visos išvados, kur surašyta kokios grėsmės, kokia technologija nuodinga yra. Čia yra didžiausias pavojus per visą mūsų tautos istoriją. Skalūnų. Čia yra daug daugiau negu pinigai. Tai yra genocidas Lietuvos. Ekocidas. Ir ekocidas. Tas Nu, man, jeigu žvalgybos darbais būtų apsiribota, tai gal dar nieko. Neatskirta tai žvalgyba tas nuo pats. Bet kadangi tai visi... Siūlau bendruomeniai negaišti laiko, eikit traukit rekvizitą ir nekalbėkite. Žvalgyba, tiesiog norėjau pabrėžti, nes labai daug kas maišo. Žvalgyba ir gavyba yra tas pats, naudojamos tos pačios technologijos, ta pati, toks nei chemikalai. Bet palaukit, o kur bus ta linija, kur baigėsi gavyba ir kur prasideda žvalgyba? Jie sakys, čia vis dar žvalgyba, suprantat? Čia yra tik mastai. Tenais nebegali būti jokie ekologiški ūkiai, nebegali būti. Tai čia suprantat. Išskyrus daugiau kaip šitą dokumentą, aš irgi negalėsiu padėti visą jūsų... O gal galima jūsų dar... Kanceliarija yra, kad tai prie... O žiūrėkit, gal galima jūsų kontaktą, mes persisim visą konferenciją, kurioje buvo pristatytas žemaičių pozicija nufilmuota. Tai va tiesiog ačiū. tai mes sakėme. Ne, išvažiavę į Klaipėdą. O kas atsakinėjo? Palaukit, kas atsakinėjo, tik kas skambino vyriausybės. Kadangi, aš nežinau tiesą pasakyti, bet jie išvažiavo nuo ryto. Tai kad rodė per televiziją šiandien. Paskui paskambino, Dabar kad Balsys užklausė. O šitaip negalėjo būti, nes Balsys informacijos neturėjo. Nu, nesvarbu tada, žodžiu, ačiū, kad priėmėt labai. Ačiū, kad Labai džiaugiamės, išklausėt. kad bus vyras esate. Ir tikimės, kad O per kiek laiko turit atsakymą? Lietuvą palaikom, palaikykit. Čia Neužžiūrėdavo čia žmonės, čia žmonės, tai mes ir esame Lietuva. Tai jūs pats irgi mylit Lietuvą ir viskas bus gerai. O per kiek laiko turi atsakyti? Aš nežinau. O sakykit, per kiek laiko turi reaguoti, atsakyti pagal visą tvarką? Laiškus anksčiau atsakydavo per mėnesį. Dabar atrodo iš vis tokios taisyklės nėra. Bet atsakys, ten visam ten vienu ten adresu. Aš net ir nežinau, kokie dabar biurokratai. Anksčiau tai viskas pasikeitė. Aš kažkaip kaimietė irgi. Iš Panevėžio. Iš Panevėžio? Aš Panevėžietė originaliai. O kaip tam? Režimas bus kompensuojamas iš gautų darbuotojų. Priėmimas Nu, Vilniuje būsiu vėl pirmadienis. Bus su ministru, susitikimai su verslininkais. Sorokienės skambino. Čia ne vieša vieta? Tai palaukit, kaip gali Tai kaip ir vieša ir ne vieša. Tai ne jūs. Mes uždėsime, žinot, šitą, kad tokį... Liūra. Kaip mūsų kalbėjo. Ne. Aš šiaip konstituciją po ranką turiu liktai, ten labai aiškiai parašyta, ką galima. Mes pas prezidentę tarsimės, jeigu atsakys, kad ne, tada padėjėjai, kažkas, kas galėtų, tada įeiti vidų pasišnekėti, nu žodžiu, o jau blogiausia atveju tai perduoti čia koridorių, bet įeiti kiek įmanoma, nu... Kuo toliau? Kuo toliau, giliau tikslas. Mes turim paduoti šitus signalus paskutinius, tai tikrai čia jau paskutiniai signalai iš bendruomenės. Tiesiog surinkta, Jonai, pakomentuokit. Surinkta per 3 darbo dienas. Surinko atskiri žmonės, po visą žemaitį važinėdavo. Nu, interviu su juo. Mes ne jūs. Nu gerai, siela. Raštą tik tai. Čia nei vienas. Taip, verčiam. Tai tada duokit. Verčiam pasižiūrėti tiesiog. Va. Šitą. Pasižiūrėti, kiek čia. Kiek čia bus. Jeigu visus suskaičiuot, kiek tūkstančių bus. Čia yra organizacijos. Kiek? 200? Bendruomenės. 705 bendruomenės. Bet čia milžiniškas darbas. Čia tai, ką jūs padarėt, tai, ką padarėt. Tai, ką padarėt, čia yra kažkas nerealaus. Bet kaip?
kaip buvo darbo, kokios sąlygos. Su parašais, Tai su anspaudais. čia žinokite, dar čia buvo. Taip, tai žodžiu, tokį pat dokumentą gauna ir tie. Šitas dokumentas atiduotas Butkevičiui, bus pristatytas prezidentai Ir Seimo ir pirmininkas. Seimo pirmininkui. Čia milžiniškas Šitas darbas. toksai juodas. Augintojų, galvijų augintojų. Vis tiek žemės ūkis gerai. Bendruomenė, taip, čia bendruomenės, čia bendruomenės organizacijos, čia bendruomenė. Kokie šviesuoliai? Kokie šviesuoliai? Taip, šviesuoliai. Tai yra ne tiek drąsūs, kiek šviesuoliai. Čia visko buvo šviesu ir tamsiau čia buvo. Bet svarbiausia, kad palaiko. Padarytas, taip. Svarbiausia, kad palaiko tą pačią liniją. Ir kad visuomenė pasakė ne. Ir Žemaitija kad už pasakė ne. tyrą